Yra žmonių, kurie keliauja tam, kad pabėgtų. Ir yra tokių, kurie keliauja tam, kad sugrįžtų į save, į aiškumą, į tikrąjį pojūtį, kas jie yra ir ko iš tiesų nori. Būtent tokios kelionės ir gimsta mano kasdienybėje Graikijoje. Pasakoja kelionių agentūros Kris Travel įkūrėja Kristina. Klausantis straipsnio, kviečiame pakeliauti po 2 Graikijos sostinės – Atėnus ir Naflį. Pabūkite saulėje, mituose ir vyne. Esu Kristina, lietuviškai kalbanti, licencijuota gidė Graikijoje. Daugiau nei 20-metį gyvenanti tarp 2 pasaulių – lietuviško racionalumo ir graikiško gyvenimo pajautimo. Mano darbas ne tik parodyti vietas, mano darbas yra padėti žmogui suprasti, ką jis mato ir dar svarbiau, ką jis jaučia. Aš manau, kad mano darbe vien tik parodyti vietas to neužtenka. Jeigu noriu tikrai padaryti keliautojų įspūdį ir įskiepyti bent mažytę dalelę meilės Graikijai. Per daugelį metų sukūriau tai, kas šiandien vadinama Kris Travel, Kristuras, kelionių organizavimo erdvė, kurioje Graikija tampa patirtimi. Didžioji dalis mūsų kelionių tai kolektyvams ir kuriamos išvykos draugų grupėms, kolegoms, įmonėms, bendruomenėms, asociacijoms. Kiekviena tokia kelionė dažniausiai visada gimsta nuo klausimo, kokios patirties jūs iš tikrųjų ieškote, kokios patirties norite. Na, o jau vėliau pereiname prie standartų, kokio viešbučio, kokio transporto ir taip toliau. Mūsų darbas numatyti iš anksto, sukurti erdvę, kurioje keliautojas gali tiesiog būti, nes viskuo kitu jau pasirūpinta. Mes su mūsų komandos nare, kartu su kelionių vadove Vaida, kuriame maršrutus taip, kad jie ir atitiktų lūkesčius ir dar juos praplėstų. Kad žmogus pamatęs Graikiją suprastų, kodėl ji yra tokia. Kodėl graikai gyvena taip, kaip gyvena. Kodėl jų santykis su laiku, maistu, bendravimu ir gyvenimu apskritai toks skirtingas. Organizuojama įvairias keliones, nuo poilsinių vasaros išvykų iki aktyvių pažintinių maršrutų, nuo dalyvavimo festivaliuose iki projektinių vizitų su verslo ar profesiniais susitikimais. Dirbame ir su pavieniais keliautojais ir su didelėmis grupėmis, 50 ar net 60 žmonių kolektyvais. Tokiais atvejais svarbiausia tampa ne vien tik logistika, bet ir gebėjimas išlaikyti kokybę, ritmą, dėmesį kiekvienam. Tačiau už visų šių organizacinių sluoksnių slypi tai, kas man yra svarbiausia – gyvas santykis su žmogumi. Ir būtent čia atsiranda mano mylimiausia darbo dalis – ekskursijos. Savo unikaliose ekskursijose aš vedu žmogų per patirtį. Ir tai tikrai nepaprastas ekskursinis maršrutas. Aš nenaudoju sausų ir niekam nereikalingų datų ar mechaniškai išmoktų tekstų. Datas pasakau tik tuo atveju, jeigu žmogus pats domisi ir gilinasi. Mano tikrai gausios žinios leidžia man laisvai laviruoti ekskursijų metu, prisitaikyti prie grupės amžiaus, interesų ar nuotaikos. Vienai grupiai Graikija atsiveria per mitologiją, kitai per filosofiją, trečiai per šiuolaikinį gyvenimą ar net per virtuvę. Visada ieškau tilto tarp to, kas buvo prieš 1000 metų ir to, kas vyksta šiandien, nes tik tada istorija tampa gyva. Ir kai matau, kad žmogaus akise atsiranda tas aha momentas, žinau, kad mano misija įvykdyta. Užkabinau, o dabar jūs jau mano. Galima pasakyti, kad įvyko vidinis prisilietimas. Vieną tokių patirčių ypatingai ryškiai atskleidė mūsų kovo mėnesio kelionė pavadinimu 2 Graikijos sostinės – Atėnai ir Naflis. Tai kelionė, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip klasikinė pažintinė programa, tačiau iš tikrųjų ji tampa tyliai veikiančių restartų. Taigi, viskas prasidėjo labai paprastai. Kaip visada keliautojai atskrido iš dar žiemiškos Lietuvos. Pavargę, kiek įsitempę, su savo mintimis, darbais, neužbaigtais reikalais. Pirmas vakaras Atėnuose buvo lėtas, be spaudimo, pasivaikščiojimas, pirmi pokalbiai, pirmas žvilgsnis į apšviestą Akropolį. Ir būtent čia įvyksta pirmas lūžis.
kai žmogus supranta, kad jam niekur nereikia skubėti. Graikų išmintis yra siga siga, tai reiškia lėtai lėtai. Ji čia mums visada puikiai pasiteisina. Toliau Akropolis, bet ne kaip objektas, kurį reikia pažymėti pliusiuku ir vėliau priklijuoti magnetuką su foto ant šaldytuvo, o kaip vieta, kurioje pradedi pats kelti klausimus. Kaip žmonės prieš tūkstančius metų galėjo taip mąstyti? Kaip jie kūrė sistemas, kurios iki šiol veikia mūsų pasaulį? Tokiomis akimirkomis keičiasi mąstymas. Tyliai ir iš lėto, be staigių judesių, nedramatiškai. Net pats keliautojas nesupranta, kaip jam po truputį atsiranda įdomu ten, kur iki šiol buvo visai neįdomu ar tik truputį įdomu. Miestas, kuris iš pradžių atrodė triukšmingas, po kelių dienų jau tampa pažįstamas. Žingsniai visų sulėtėja, pokalbiai mūsų visų gilėja. Žmonės pradeda daugiau stebėti ir pastebėti, atkreipia dėmesį jau net ir į smulkias detalės, o svarbiausia, pradeda mažiau skubėti. O tada Peloponesas. Apsipratę su Atėnais išlėkėme pietus, kur dar šilčiau, juk kovo mėnuo. Mikėnai, kur mitas ir istorija susilieja taip, kad nebežinai, kur baigėsi viena ir prasideda kita. Visi girdėję apie Trojaus karą, apie Heraklio žygdarbius, tai ir keliaujame ten, rasti atsakymų, ar tai buvo tiesa, ar vien tik pramanyti mitai. O po Mikėnų jau mūsų laukia Nafplis su savo ramybė, jūros ritmu, vakarais prie uosto, pirmoji nepriklausomos Graikijos sostinė. Čia kelionė įgauna kitą tempą, žmonės pradeda ne tik matyti, bet ir jausti. Vienas iš stipriausių momentų dažnai būna Nemėjoje, sporto stadione, kuriame kadaise gilioje antikoje varžėsi atletai. Kai šiandien žmogus pats prabėga tuo stadionu, atsiranda keistas suvokimas. Laikas nėra toks ilgas, kaip mums atrodo. Mes esame daug arčiau tų laikų, nei galvojame. O po to vyno taurė ir pokalbiai, kurie jau visai kitokie nei pirmą dieną. Visi jau būna atsipalaidavę visų 100%. Linksmiausia atsipalaidavimo diena su afterparty šokių pratesimais iki paryčių. Juk reikia ir tokios iškrovos, tik viskas žinoma graikiškame stiliuje. Dar viena itin svarbi šios kelionės diena ateina prieš pat finalinį atsipalaidavimą. Tai diena, kai kolektyvas iš tikrųjų tampa kolektyvu. Kelionė į Akrokorintą skamba lyg dar viena paprasta ekskursija, bet neapsigaukite, tai patirtis, kuris sujungia žmonės per bendrą judėjimą, bendrą kvėpavimą ir bendrą tikslą pasiekti viršūnę. Kopimas į šią įspūdingą tvirtovę iškilusią virš Korinto lygumų nėra sudėtingas techniškai, tačiau reikalauja šiek tiek ištvermės ir bendrystės, kad nepasiklysti tarp takų takelių. Ir būtent čia nutinka tai, ko neįmanoma suplanuoti ant popieriaus. Žmonės susivienyje ir pradeda vieni kitus palaiko. Vienas palaukia, kitas paduoda ranką, trečias pajuokauja, kad dar šiek tiek ir jau būsim viršuje. Tas bendras ėjimas sukuria labai natūralų ryšį per tikrą patyrimą. Viršuje atsiveriantis vaizdai tampa ir apdovanojimo akims ir tuo bendru mes tai padarėm jausmu. Po šio žygio nusileidžiame į antikinį Korintą, vietą, kur istorija vėl keičia savo toną. Čia kalbame ne tik apie miestą, kuris buvo vienas svarbiausių senovės prekybos ir kultūros centrų, bet ir apie idėjas, kurios čia gimė ir sklido toliau. Apie žmones, apie jų lemiamus pasirinkimus, galimybės, apie laikus, kai Korintas buvo tiltas tarp skirtingų pasaulių, tiek geografinė, tiek kultūrinė prasme. Ir tada Korinto kanalas. Stovint ant tilto virš šio siauro, bet strategiškai neįtikėtinai svarbaus kanalo, atsiranda dar vienas suvokimas, kiek daug žmogus gali padaryti, kai turi aišku tikslą. Kadaise čia laivai buvo tempiami sausuma, šiandien plaukia vandeniu. Bet pati idėja išlieka ta pati – sujungti tai, kas atrodė atskirta. Tai būtent ta jėga, kuria vadovaujamės mes,
Kris Travel arba Kristuras. Taigi Graikija erdvė susitikti su kitu savimi. Ši diena labai subtiliai, bet stipriai veikia kolektyvą. Po bendro žygio, po bendrų įspūdžių ir pokalbių žmonės jau nebe tik keliauja kartu, jie pradeda jausti ir girdėti vieni kitus. Atsiranda daugiau lengvumo, daugiau atvirumo, daugiau tikro ryšio. Ir būtent su šiuo jausmu mes keliaujame toliau, į ramesnę, gilesnę patirtį prie jūros. Kelionės pabaigoje Poseidono šventykla ant uolos ir šiltas ežeras po atviru dangumi. Tai gražus finalas. Tai momentas, kai viskas susideda į vieną visumą. Tokios kelionės neatsiranda atsitiktinai. Už jų slypi labai konkretus, profesionalus mūsų darbas. Planuodamos kiekvieną maršrutą atsižvelgiame į viską. Metų laiką, realią oro statistiką, savaitės dienas, turistinius srautus, vietinių gyvenimo ritmą. Kartais net mažiausia detalė, netinkamai parinktas laikas ar vieta, gali išbalansuoti visą patirtį. Supraskite, kad Graikija tai erdvė, kurioje žmogus gali susitikti su savimi visai kitokiu būdu. Juk nebereikalo, čia gimė filosofija ir kiti mokslai. Nebereikalo tai šalis turinti turtingiausius istorijos lobynus. Juk Graikijos mistinė išmintis prasidėjo dar prieš 100 000 metų. Netikite? Atvykite, aš jums įrodysiu. Čia atvykęs žmogus dažnai pasako labai paprastą sakinį. Atrodo, kad galva pagaliau išsivalė, atsinaujino. O ir Graikiją jau matau visai kitomis akimis. Tai ir yra tas restartas. Netriukšmingas, nedirbtinai sukurtas, o natūralus per patirtį, per aplinką, per turinį, kuris maitina ne tik protą, bet ir vidinį pojūtį. Straipsnis publikuotas leidinyje Sąmoningo žmogaus pasaulis. Nuorodą rasite šio video aprašyme.